Sveiki. Trumpam apie Jeffrey Epsteiną. Dabar žiūrėjau kelis video tenais apie jį. Ir tame tarpe buvo ir, kai jisai pasakojo apie ekonomiką truputį. Jisai save pristatė pačiu geriausiu ekonomikos specialistų, patarėjų. Jo verslas toksai buvo tarsi, nors jisai ten kažkokį aukštai bandė eiti fizikos mokslų studijuoti, nepabaigė. Ten jo istorija buvo, jisai ir buvo kažkokios tais aukštosios mokyklos fizikos mokytojų. Paskui kažkaip jisai pradėjo dirbti geroj kompanijoje ir taip toliau, ir kažkaip savo verslą paskui kūrė ten, patarėjo verslą, žodžiu, bet be abejo gali būti, kad viskas tai buvo tiesiog priedanga, nes turbūt jis turėjo gal net tik finansinius išsilavinimus kažkokius, kurie jam padėjo, bet esmė, kad jisai pinigus darė ir priekyboj vaikais. Ir čia yra labai stipri žinutė žmonėms, kurie dar nesugeba suvokti, kokia vyksta kova dvasinio pasaulio dėl jūsų sielų praktiškai. Yra Balas, toksai dievas. Čia jeigu gilintis, yra vienas iš archontų, kuriam reikia ten aukoti, norint gauti valdžios, norint gauti galios. Ir reikia ten valgyti žmogaus, žmogieną valgyti reikia. Gerti adonochromą ir taip toliau, ten kraujyje, ten kur susidaro iš baimės toksai hormonas, kuris veikia kaip narkotinė medžiaga. Pagal juos tai yra atšviežinanti jaunystę, jaunėja žmonės atseit. Bet ten realiai yra tokie daugiau ritualiniai, nesveiko pasimėgavimo dalykai. Ir jie yra, kaip pasakyti, tie nesveiki žmonės, jie yra archontų palikuonis, galim sakyti, sumaišyti su žmonėmis, predatoriai, galim sakyti. Jie neturi empatijos ir jų yra pasimėgavimai kažkokie gyvenimo visai kitur, visai kitaip sudėlioti. Štvirkė taip yra. Būtų įdomu dabar Epsteino failai paviešinti, dalis jų. Yra atseit 6 gigabaitai ar kažkiek ten tų failų. Gal aš klystu su skaičiu, tik 3 yra paviešinti. Realiai tai kabina visą elitinį luomą, kas yra nesakoma televizijoje, kad nenorima dar pripažinti iš tikrųjų, kad tai yra didžiausia sensacija, kokia tai kai iš vis galėjo būti, realiai. Tai, kas liečia, pavyzdžiui, Lietuvą, tarkim, kokių ten yra nesveikų žmonių, tai jau mes turim pavyzdį, Kėdžių istoriją. Tai kai tenais buvo susiję tam tikri žmonės iš politikos, Ūsas ten, kuris jau amžinatelis, iš teisinės struktūros, įsivaizduojat. Tai gali būti, tai yra masonų ložės, įsivaizduojat, į masonus tokie stoja žmonės. Jiems ten, kiek aš žiūrėjau video tenai apie masonus, kad viskas paaiškėja daugiau mažiau nuo 30 lygio. Yra 303 masonų ložės ir aukščiausias yra magas. Ir 303 tai yra ir 31, 32, 33 jau tie jau žino apie tos dalykus ir eina į aukojimus, daro įšventinimus. Ten įšventinimuose jie pajaučia ir patys ten vieną iš archontų, šėtoną kažkokį tais taip toliau. Gnosticizmą labai vadovaujasi šitie masonai. Jie patys teigia, kad tai yra tiesa, tik tai ką jie nuslėpia, kad jie garbina Dievą, bet
tą dievą jie vadina aukščiausiu architektu ir kas domitės gnosticizmu, tai aukščiausias architektas nėra dievas, nėra tas vienintelis. Čia yra tiesiog šito pasaulio karalius, fizinio pasaulio, nes tikrai yra daugiau pasaulių negu fizinis. Čia yra vadinamas pagal gnostikus, čia yra šešėlis, viskas, kas čia vyksta, čia yra sielų kalėjimas ir taip toliau. Ir yra skirtumai, siela ir dvasia yra skirtumai. Siela yra archontų darinys, tai yra būtent dėl ko vyksta kova. Dvasia yra visuotinė energija, iš kurios mes esam kilę, dėja mes ne šitam pasauliu priklausom. Ir būtent sielos sujungimas su dvasia, tai yra pagrindinis žmogaus siekis turėtų būti. Ko nesako katalikybė. Katalikybė, krikščionybė mūsų hierarchiniai toj sistemai. Ir čia viskas dabar viešėja, viskas aiškėja, ta kova akivaizdėja, jie slaptai kažkaip bandė slėptis, taip toliau, vyko į tą salą, ten darė tos ritualus, tos aukojimus, įvardinti, kiek žinau, berniukai picom, mergaitės sodom, soda ten limonadas ar kaip ten. Ten yra slaptavardžiai tie visi, žodžiu, jau senai Garlinas apie tai pasakoja, čia jau eilę metų šitą žinoma, tik tais ir taip pat jis teisingai pasakė, kad viskas bus išviešinta. Dar kol kas neišviešinta yra visa informacija, nes yra tikrai daug bjaurių, šlykščių dalykų. Ten Hillary Clinton, ten daug iš aukščiausių ten tų luomų, kas įsipaišė ten irgi į tų demokratų ir lietuvių tenais yra ten patikėtinių, suprantat, čia yra visi persismelkę šito satanizmu, jie ten masonizmu ir tuose dalykuose jie ten skendi. Viskas jums buvo užtraukta ant akių, kad valdžia yra iš tikrųjų mūsų rinkta, kad jie tikrai čia neparinkti mums kažkieno, kad jie tikrai nelėlės. Visam pasaulyje tas tinklas egzistuoja dar iki šiol ir dar žiūrim, kas čia vyksta. Atrodo, mes čia turim kažkokių sulaukti dar žinių, kažkokių perversmų, virsmų, suvokimų. Turi liaudis daugiau pamatyti, suprantat, turi atsiskleisti viskas daugiau. Man truputį pavojingai skamba, kai kažkas turi galę atidaryti informaciją, ją parodyti, paviešinti ir ne iki galo, ar ne. Tai čia Trumpo vyriausybė, jai reikėtų padėkoti, kad viskas tas vyksta, bet truputį pavojingai skamba, nes ne viskas iki galo žinoma ir ar bus žinoma. Kas liečia daug dalykų iš tikrųjų, čia ta aisbergo viršūnė, jinai atidaryta, parodyta, apšviesta šiek tiek, bet kas liečia tą visą gelmę, kiek tų žmonių, kiek tų biurokratijos, kiek policijos, kiek autoritetų tų mūsų valdžios yra sumerkę. Supranti, ne tai, kad Lietuvos aplamai viso pasaulio valdžios, kiek sumerkė ten savo sielą, suprantat, kiek jie parsidavė, kiek jie išdavė visuomenę, kiek jie tarnauja tam šėtonui, kiti sąmoningai, kiti nesąmoningai, suprantat, kiek jūsų yra iš tikrųjų, kurie žiūri į tą informaciją ir mato, nieko nemato, absoliučiai. Įsivaizduojat, pasižiūrėkit jūs į save, kiek jūs jaudina tokie dalykai. Vaikų žudimas, prievartavimas, išnaudojimas. Kiek visuomenė realiai susidomėjus tokiais dalykais. Pasižiūrėkit, kiek jūsų yra apsnigti smegenis, kiek dauguma žmonių yra užmigę savo egoistiniam pasaulį, siekia kažkokių turtų, siekia pasiekimų, siekia išlieti savo sielą ant šito pasaulio, kuris nieko vertas yra, kuris tik tai gundo jūsų blizgučiais. Ir galų gale
tikiuosi, nesibaigs blogiausiu, suprantat? Nes čia vyksta aktyvi kova kiekvieną dieną dėl jūsų sielų, dėl jūsų sielų. Kiek jūsų, kiek jūsų yra iš tikrųjų sąmoningų, čia yra didelis klausimas. Aš nemanau, kad jūsų daug yra sąmoningų. Susipurtyti smegenis, ar ne? Realiai susipurtyti smegenis, sukurti civilinius mūsų junginius, daryti kratas pas aukščiausio luomo žmonės, rinkti informaciją, sodinti juos į kalėjimus, suprantat? Kad gautų to, ko nusipelnė tie žmonės, kuriems jau metas stoti akivaizdui prieš tiesą, prieš šviesą, apšviesti jų darbus, iškelti juos į paviršių, ne? Sodinti, išteisinti tuos, kurie sėdi be reikalo. Kiek prisodinta yra ten žmonių, kurie priešinasi sistemai, kurie pamatė, kas čia yra, kurie įkišo, kurie susidūrė su teisinė sistema, pavyzdžiui. Pas mus Lietuvoje teisinė sistema yra apverktina. Tokių šlikštynių uzurpuota, žinot, tokių parsidavėlių. Ką tu 10 000 eurų tu gavai į tą kišenę, ką tu žmogelį darysi su to 10 000? Ką? O jeigu tu už tos 10 000 tau smegenis atšoks nuo tinklainės, netyčia, kažkas supras, ką tu čia prisidirbęs, maža kas, supranti? Maža kas tau vaikelį miške ras, ūso, pavyzdžiui. Chebros yra, žinokit, chebros yra. Čia chebra sukils, čia jums mažo nepasirodys. Jūsų yra mažiau, suprantat? Jūsų yra mažiau, vaikučiai. Ką jūs darot, ką jūs čia, suprantat, ką jūs čia galvojat, jūs čia valdot pasaulį? Žemyn galvą į šiukšlių dėžę sukiš, suprantat? Dar jūs nepamatėt iš tikrųjų, ką gali šviesų šviesa visuotinis dievas, tas vadinam. Dar jūs kad vaikšto čia po šitą žemę apsišykė, suprantat? Savo sąžinę pardavę, pridarę tokių išlikštinių, jums din yra, bet jūs, kai susidursit su savo baime, kai jūs susidursit akis į akį su tuo, kas jau jūsų nebegailės, už savo tokias niekšybės, tai jūs padirsit tikrai Dzeuso ranką pajusit. Tai dabar kol kas dar jūs čia tridaliokit. Aš jau mačiau jau tam tikrų fizionomijų veidelių, kai juos pradėjo viešinti Epštyno failuose. Jau matosi, žinai, tie baimės persmelkti veideliai. Tai jūs pagalvokit, kaip žmogus gali klysti, kiek nueiti į tokį susireikšminimą ir galvojimą, kad čia jisai gali daugiau, norint pasiekti daugiau, pridaryti žmonijai. Nes matot, jeigu, kaip veikia satanizmas, yra ta matrica vadinama, bendras minčių laukas, bendras žmonių kvantinis laukas, kur visos mintys vaikšto, visos būsenos vaikšto, ir jiems yra svarbu, kad tas kvantinis laukas, tų būsenų laukas būtų kuo žemesnių vibracijų, kuo jiems patogesnis, kad suvaldyti. Tai jie būtent tai ir daro, aukoja vaikus, jie žaidžia šventąją dvasią, vadinamą, kuri jinai praktiškai yra aukščiau viso to materialumo, bet jinai visur ir viską matant, viską jaučiant. Ir jie būtent šitaip
veikdami šešėlį, bando savo laimę gauti valdžios galios šitam fiziniam pasauliu. Dar vienas dalykas, šitas pasaulis yra vienas iš pasaulių. Jų yra apie 13-14, tiksliai nepasakysiu, nes pagal gnostikus yra 13. Dar gali būti 14, bet tiksliai nepasakysiu. Ir archontai tie vadinami, kuriems čia viskas yra aukojama ir taip toliau, kurie čia valdo juos 7. Yra reinkarnacija, ta reinkarnacija yra kaip įkalinimas žmonijos. Ir mus išnaudoja, valdo mūsų mąstymą, valdo mūsų dėmesį. Kas kvantinė fizika nesidomi, tai tik tais trumpai paaiškinsiu, kad jūsų mintis, jūsų veiksmai, jūsų kalba, ką jūs vibruojate šitą pasaulį, veikia bendrą kvantinį lauką ir dauguma žmonių valdo visą pasaulį, bet jie to nežino. Dauguma žmonių net nežino, kokią galią turi. Jie galvoja, kad viršūnė viską valdo, bet viršūnė žino šitą paslaptį, todėl jinai jums nukreipia jūsų mintis, valdo. Va čia yra sąmokslo teorijos. Kiek čia buvo tų sąmokslo teorijų? Tai pats Epšteinas yra sąmokslo teorija. Kažkodėl jisai jau nebe sąmokslo teorija. Chemtrailai sąmokslo teorija. Šitas Covidas sąmokslo teorija. Viskas sąmokslo teorija. 5G sąmokslo teorija. Suprantat? Ir viską jie nori kontroliuoti, apjuodinant kažką sąmokslo teoriją užvadinant, darant aukojimus, teršiant mūsų kvantinį lauką, ar ne? Tai jie būtent va šitą daro. Ir čia be abejo, čia norit tikėkit, norit ne, man įdomu iš tikrųjų, kiek jūsų yra, kurie tikrai suvokia tos dalykus. Suprantat, buvo laivai sustabdyti, yra dokumentiniai filmai sukurti, laivuose, konteineriuose, gabenami vaikai. Statistiką pasižiūrėkit, kiek dingsta vaikų be žinios pasaulyje. Ypač tie, kurie be dokumentų. Ir visi miegam, galvojam, ką čia mums ta valdžia, kokį dar naują mokestį pakels. 80% jūs mokat valstybei. Paskaičiuokit. Aš čia nenusišneku. Čia tikri skaičiai. Pavyzdžiui, Danijoje, kokioje Norvegijoje 90% mokesčių žmonės moka. Tai ką tu gali su 20% tik tais nueiti į banką, pasiskolinti pinigų. Dar labiau įklimti. Tai, pavyzdžiui, Epšteinas, kas liečia su bankais, dabar truputį pasakysiu. Jisai pasakojo. Sako, visi galvoja apie pelną. Visi kažkodėl galvoja apie pelną ir visi stengiasi to pelno įsigyti. Sako, bet jie negalvoja apie paskolą. Sako, kad santykis su paskola ir pelnu yra tolygus. Panašiai. Tolygus, ta prasme, kažkiek tau reikia paskolos, kad turėtum pelno. Apie tai, sako, mažai kas kalba iš tų, žinai, ekonomistų. Kaip visas pasaulis veikia. Tai reiškia, jeigu tu nori didesnio pelno, tu turi pasimti paskolos. Kaip biznis veikia, suprantat? Kaip visam pasaulyje dauguma biznių taip veikia. Dauguma didelių korporacijų. Dauguma visi sėdi bankų kišeniai. O kaip bankas veikia? O bankas veikia kaip? Yra pagrindiniai bankai. Federalinis bankas Amerikoje, tenais, kuris gali spaudinti dolerį, yra bankas pagrindinis Europos eurą, jeną tenais, Japonijos ir taip toliau, kur gali spausdinti kiek nori. Mes turėjom tą galimybę irgi, bet mes atsisakėm savo valiutą, tai dabar priklausomi esam nuo euro. Ir mūsų ta fiskalinė politika, taip vadinama, galima, mes jos nebetekom, nebeturim, viskas, mes negalim
išlaikyti valdymo nukainavimo, kiek galim nukainuoti tą litą, kiek prisispausdinti jo, kiek išlaikyti jį rinkoje, ar ne. Nors iš tikrųjų irgi tai viskas yra valdoma, suprantat. Kas, pavyzdžiui, kontroliuoja, kiek yra vertas, tarkim, doleris su euru, tas santykis, kuris brangesnis, kuris pigesnis, kas kontroliuoja šitos dalykus, suprantat? Tipo ekonomika pati pasiskirsto, ten lygiai susibė, kažkas kažką matuoja ir praneša visiems, rodo. Žinokit, viskas yra kontroliuojama jų. Suprantat? Kiek prispausdinta, pavyzdžiui, ar kas domėjotės, kai Eloną Muską su vaikinukais įleido ir pradėjo jisai tą dauž, vadinamą, tikrinti visas vyriausybinės organizacijas, visas struktūras. Tai tokių dalykų atrasta ir dar kiek nepasakyta, nes pats Muskas išsigando tų dalykų, kokie yra masiški. Išsigando, kokie yra masiškai daromi dalykai visame pasaulyje. Pavyzdžiui, doleris federaliniui rezervui priklauso. Jie gali spausdinti kiek nori. Jo prezidentas, to banko viceprezidentas ar kas ten, jį Trumpas nori atleisti iš pareigų, ten kaip ir nušalintas, nenušalintas, nieks neaišku, bet jis jį kėsinasi. Neaišku, kaip viskas baigsis, kuom patikimas tas Trumpas, bet kame bajeris yra. Žiūrėkit, kaip veikia bankai. Jeigu ateina, tarkim, bankas yra naujai pastatytas. Pirmas žmogus, kuris ateina ir įneša indėlį, tarkim, mano alga tenais eina. Imkim 100 eurų. Į mėnesį ateina bankui. Žino, kad bankas, kad jisai gauna 100 eurų, jis gali prisispausdinti, prisirašyti į sąskaitą elektroninę nuliukų. Iš to 100 eurų 1000 gali padaryti. Tam, kad galėtų paskolinti žmonėms paskolas. Tiesiog iš oro. Ar suvokėt? Žiūrėkit, kokia sistema, ar suvokėt šitą dalyką? Dabar suvokit tai, kad tu turėsi jam atiduoti dvigubai per laiką. Jeigu nusipirkai namą, tu turėsi už 2 namus atiduoti. Jeigu tau nepasisekė atiduoti, tau paims tą namą, nesvarbu jiems yra, suprantat, nes užstatas yra tam, taip pasakyti, finansiniai plėšikai. Tai dabar, kaip ta sistema veikia? Suvokit. Aplamai. Tai jie gali iš oro prisispausdinti pinigų, mums paskolinti už didžiulės palūkanas. Palūkanos tai yra vergystė, suprantat? Tai yra vergystė, nes tu jeigu pasiskolinai, būk sąžiningas, atiduok ten tuos visus pinigus, žinai, kažkiek damokėk, bet ne dvigubai, suprantat? Koks skirtumas, kiek tu pasiskolinai? Tu negali dvigubai atiduoti, ar ne? Esmė yra tame, kad jie, kai jau turi kontrolę pinigų, kiek prisiskolina, jiems neša tos pinigus vien dėl to, kad tie pinigai turėtų reikšmę. Jūs su savo darbu, su savo dėmesiu jiems priduodat reikšmę, nes jie gali jų prisispausdinti belekiek, bet jeigu jie neturės kur juos įkišti, paskolinti kam nors, jie praranda reikšmę. Bet jie taip įkalina žmoniją vergaut. Reiškia, jūsų padarytas darbas, indėlis šitam, ką jūs bedarytumėt, yra tiek nuvertinamas, dvigubai nuvertinamas, tarkim. Jūs sumokat valstybei mokesčių 80%, dar pasiliekat kažkiek paskolai padengt, bet tą paskolą jūs per metų metus mokėdami jūs atiduodat dvigubai. Tai yra taip suveršta viskas, kad čiut jūs išsilaikytumėt, suprantat? Ir nebent tu sukursi verslą, pasiėmęs paskolų, mokėdamas mokesčius valstybei, gaudamas pelną, jį skirstydamas darbuotojams ir savo,
jūs atiduodat darbuotojui be abejo iškart mažiau, nes jums reikia mokesčius mokėti, bankui mokėti. Kodėl mažiau? Nes todėl, kad tiek lieka. Todėl, kad jūs turit sumokėti ir tai iš to darbuotojo paskui dar atima valstybė. Ir jūs suprantat, kaip viskas yra į vergystę paversta. Ir tai tie bankinės tos sistemos ir ten, pavyzdžiui, tos biržos akcijų, tenais yra ant tiek viskas manipuliuojama. Irgi iš to Epštyno pasisakymo, sako, aš pažįstu labai protingų tų maklerių. Bet sako, ten nėra sudėtinga, sako, suvokti, kaip tos pinigus daryti, bet sako, dauguma žmonių yra žaidžia ten tos žaidimus, ten bando išskaičiuoti, ten kažką, suprantat, viskas yra migla, specialiai sukurta tam, kad žmogus gilintųsi ir nieko nesuprastų. Iš tikrųjų yra viskas paprastai. Jeigu yra paklausa, bus ir pasiūla. Ir kai sukuria, kaip reikia sukurti paklausą. Vat sukurkit paklausą akcijų ten rinkoje, pavyzdžiui. Investavimas į akcijas, didžiuliai kiekiai, sukuria kainos šuolį. Dideli pinigai sukuria kainos šuolį. Pačios akcijos kainos. Mažiukai pamato, yra sukuriama tendencijų, ten visos tos informacijos, visos sumestus. Jie visi pradeda investuoti pinigus, žiūri, kad auga, augimas vyksta. Tada tie šulai, suprantat, tarpusavį ten žino, kad akcijos augs, nes jie jau ten atakuoja tą rinką. Vienam sako, kitam praneša, sako, bet kokie protingi jie bebūtų, jie sako, nesupranta, bet jiems sako, atsiunčia žinutę, pats Epštynas pasako, pirk tokių ir tokių akcijų. Tas nei be kalbų, be jokių gilinimuose, iš tam tikrų žmonių, kurie sėdi tenais tuose postuose, žino, ką sako, priklauso tam tikrose organizacijose, žino, kaip babkės daromos, paima, nusiperka, jisai prisideda plius prie tų kainų augimo. Kai ateina laikas, parduok, sako, nes jau būna sukilę, jau tu pasimsi pelną. Parduoda pinigiukai, opa, kaina žemyn, tie, kas ten studijuoja, ten skaičiuoja, gilinasi, ten masto, kaip čia tie pinigai darosi, žinot, opa, į minusą, oi, čia reikia gelbėti, biški minusiukas, nieko tokio čia, kitą kartą jau pasiseks, žinai. Ir pirmyn atgal taip žaidžia, kažkas ten turi tas strategijas pasirinkę, daug laiko jau dirba, gali tenais pelniuką tą pasimti, bet turi turėti jau didelį tą biudžetą, kad procentų žaisti, kad vieną kartą pasiseka, kitas tik ne. Tai įmanoma ten, suprantat, kaip žaidžiant, pavyzdžiui, nežinau, blackjacką ir žinant tikimybių teoriją ir kortas dar gali biškai išskaičiuoti, gali kažkokį pelniuką pasidaryti, bet jau tikimybių teorija daug. Bet kai tu žinai, kai tu priklausai tam lomui, tada babkės eis tau. Suprantat? Visa sistema yra taip sukurta. Ir kas norit pasigilinsit, aišku, šitą informaciją, kas norit gausit tos informacijos, bet kas liečia vat, ir tos, nori tu pralopčia, žinai, nori biznį sukurti, žinai. Tai tu lysi į kišenę bankams, lysi į kišenę valstybei, kiši ten mokesčius. Ir visas pasaulis, vat visas tas elitas, visas tas ekonomikos, įsivaizduojate, Elonas Muskas išsigandė, sako, aš bijau atskleisti, sako, kiek mes ten radom, sako, žinai. Nes ten buvo kompiuteriai, superkompiuteriai, dar labai seni, dar jau nuo senų laikų, jie tokie didelės dėžės, ten ar 8, kurie kuria nuliukus, pliusiukus. Nuliukus kuria sąskaitos. Ten kiek reikia tau sąskaitoje prirašys tų pinigų. Ir siunčia į tam tikras valstybinius tenais ir nevyriausybinės organizacijas, bet kur reikia. Tiek, kiek reikia. Suprantat? Tai jūs čia vergai esat. Tai jūs ant jūsų viskas pakabinta. Kam reikia, tas daro. Suprantat? Anksčiau buvo prie aukso prikabintas. Turi pinigų kiekis būti toks, kiek yra aukso banke.
atkabino šitą dalyką. Kennedys šitą dalyką pasakojo. Norėjo jisai pakeisti. Kas su juo pasidarė? Nukirto nuo vaizdo, išnaikino žmogų. Tai suprantat, mano močiutė dar tais laikais iš mamos girdėjusi, žydai rabinai aukodavo vaikus. Mama pasakojus, kaip tenais marškom baltom išklotas kambarys ir subado, iš ten švirkščia, ten kraujas, taip toliau, tokius dalykus. Jau mano močiutė pasako. Man. Dar teko, ir su tam, aš manau, kad ten masonas, su masonu tokiu milijonieriu man teko susipažinti, šnekėti. Jis pasakojo man, kaip Rumunijos prezidentą komunistą, dabar neatsimenu jo pavardės, kaip jį nuvertė. Buvo viskas surežisuota, sukurta. Jisai pasakojo, kaip samdė minioj, kiek nueina į banką, dar įsiklausykit, į banką nueina, į bet kurį banką. Jisai pabrėžė, į bet kurį banką, kiek nori pinigų tiek, atidarai lagaminą, pilną lagaminą prikraus, nueis įkiš ten, kur reikia, papirks ten artimiausią ten aplinką to prezidento, pasamdys, ką nori ten, žodžiu, mines pasamdydavo, kurios pradėdavo skanduoti ten. Kažkas pradėdavo šaudyti viršų, kažkas nupirkdavo vaikų lavonų, iš po nakties primesdavo į gatves. Nors tie lavonai ten su operavimo tenais kūne žymėm, kad mirė ne nuo to visai, kad čia nieks jų nenušovė. Bet svarbu padaryti tam tikrą poveikį visuomeniai. Tuo metu, tada jau kaip sukūrė šaršalą, jį, tą prezidentą, artimoje aplinkoje prieina žmogus, pasako, jums gresia pavojus, yra iškviestas sraigtasparnis, mes turim dingti iš čia. Jis pasitikė, nueina į tą sraigtasparnį, jį išveža į kalnus Rumunijos, į kažkur su jo šeima, į kažkokią tenais ligoninę, kažkokias, pastatas, kažkas tenais, saugumo dėlį. Ir po kelių dienų jis būna sušaudomas su visa šeima. Šitą istoriją čia turit žinot, kas domisi, bet pasidomėsit, jeigu norėsite. Jisai man tą dalyką pasako, kaip jisai dalyvavo tame, kaip jisai ėjo, papirkinėjo žmonės, kaip kišo pinigus. Jis turi aukščiausią civilinį apdovanojimą, įrodė, iš popiežiaus. Tai ir visas tas pasaulis šitaip sudarytas. Ir visi žmonės dirba, kiek jie suvokia šitą pasaulį, kiek jums aktualu, kiek jūs norite domėtis, kiek jūsų smegenis neša, realiai kiek jos yra aptoksintos, tiek mūsų maistu, tiek oru per tam tikrus trailus ir taip toliau, kiek suvakcinuota, kiek aplamai informacinė mūsų žiniasklaida, ar ne, formuoja mūsų smegeninę, kiek jinai apteršta realiai, kiek tiesos nėra tame, kas būna sakoma. Visur yra, suprantat, žmogaus protas yra galingas, bet kiekvienas turi kūrybinę galią, tik tais kiek jūs tai suvokėt ir kur jūs leidžiate savo kūrybą. Negalima užsisaldinti informaciją, turim atsirinkti, negalima dabar, ypač kai viskas taip vyksta, tokie atidarimai tos informacijos, tikiuosi, kad viskas iki galo čia išsirutulios, kad mūsų valdžios aplamai visam pasauliu kris, suprantat, nes čia didelis reikalas, čia aisbergo viršūnė. Ir tikiuosi, kad jūs tai suvoksit iki galo, kas čia vyksta. Ir mano suvokimu, tai negali būti iš valdžios. Jokie perversmai, revoliucijos ar renesansai, tai negali būti iš valdžios. Tai turi būti iš daugumos, iš visos masės žmonių, kurie suvokia realią situaciją, kurie apsisprendžia ir daro, supranta, daro. Vat kiek jūs sąmoningi, ar užmigę esat, laikas parodys. Tai arba mes darom kartu,
randam susivienijimo pagrindą, randam, suprantat, tu streiką padarysi. Eis ten su policininkais, ten vieną kitą suims, pasodins. Ten su policininkais susigrumsi, langus išdaužys. Ne nuo to reikia pradėti, ne nuo to. Nes čia tokių provokacijų negalima. Turim labai konkrečiai apsvarstyti viską. Turim labai aiškiai turėti planą. Turim susiburti, suprantat, visų pirma. Ir negalim leisti chaoso į tos susibūrimus. Negalim paleisti be aiškaus nuosprendžio ir ką darysim tos susibūrimus. Turi būti aiškus planas, padaryti veiksmai. Tie veiksmai turi būti su atgaliniu ryšiu. Turi kažkas sėsti. Turi tie, kam reikia, turi nusipelnyti. Nekerštauti, jie turi nusipelnyti tai, ką pasėjai, tą ir pjauk. Yra tokia visatinė taisyklė, kurios čia ištemptam matricos erdvėlaikį būna, kad iškart jinai neatsiteisia. O ta taisyklė yra nedaryk to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Ir būna, kad žmonės pridaro tų dalykų, bet jiem atsiteisimas išsitęsia šitame erdvėlaikį, išsitęsia kažkur. Gali būti ir kitose gyvenimuose, tik tais gauna jisai to, ko reikia, ko nusipelnė. Bet jinai galioja, kad ir kur jinai bebūtų, jinai vis tiek ateina. Suprantat, ateina. Ir vat šito reikia mums patiems truputį pakontroliuoti šitus dalykus. O tai įmanoma. Taip, kad kiek jūsų čia sąmoningų, truputį noriu pašaudyti jūsų smegenis pipirų. Ar tikrai jūs esat sąmoningi ir tikrai norite pokyčių? Ar lauksit, kol atviešins kažkokius ten failus, gal neatviešins, o kas toliau, o kas sies, o kas gaus, ko nusipelnė? Kada paaiškės jūsų vergystės, pavyzdžiui, kaltininkai? Jūs nežinot, kad jūs vergai? Gerai. Kol kas. Awareness is awakening within the masses on this planet. When you are aware, you can tune into the different frequencies, remember who you are, and change the vibratory rate of this universe, and create a massive healing of consciousness on many levels. You are magnificent beings. You all need one another. It is imperative that you work in harmony.